visus ir didelius ir mažučius karalius rūmų išdidus į puotą kviečia jūs visus. Ten kaukių balių rengėjas, svečiai iš Rusienio atvyks, šelsmingam šventės sukūrį, prajaukins tarnas, juokdarys. Šerkšnuotą gruodžio 17 dieną, baltos žiemos ryte, kai laikrodžiai išmuš 11, įvyks stebuklas šis. Liūdinti nuraminti, verkianti paguosti, karaliui patarti. Susirinkusiems noriu pristatyti princą, kuris pametęs galvą dėl princesės. Prašom nusiveikti. Na ir tarnaitės, kurios vašins įvairiausiais gardumynais, o tai kitus svečius prašom atsistoti. Tarnaitės prijuostė atsistoja. Prasilengia, paploja, paploja. Jūs matėte šiandien 100% mūsų improvizavimą. Mes kasmet vis trumpėja mūsų repeticijos. Jūs matėte mūsų šiandien generalinę repeticiją. Noriu pirmiausia padėkoti muzikos mokytojai, kuri atėjo pas mumis į mūsų visą pasirodymą dabar, prieš pašventę. Noriu jai padėkoti, nes labai skuba. Ačiū mokytojai labai. Ačiū mokytojai. Paplojame jums! Dabar aš vaikų vardu norėčiau jums palinkėti tos šilumos. Šilumos nepaprastos. Kad jaustumėte vienas kitą. Kad esame kitas reikalingi. Vaikai jūs reikalingi. Vaikai jūs vaikams. O vaikai ir jūs esate man reikalingi. Aš tikiuosi truputėlį ir aš kartais būnu reikalingi. Taigi, norėčiau palinkėti jums neišblėstančios laimės, santarvės, žinoma sveikatos, kad vaikai būtų geri, o tėveliai vaikams būtų nuostabiai geri. Ane? Kas geresnė turėtų būti tėveliai? O jeigu paklaustume tėvelių, sakytų vaikučiai.